Savo knygoje Uždrausta patirtis tėvas Joseph Marie Verland rašo: Ar ne visi mes nešiojame savyje troškimą patirti visą pranokstantį susitikimą, pilnatvės siekimą, kvietimą išsiplėšti iš kasdienio gyvenimo vidutiniškumo ir veržtis link tobulosios pirmapradės būties. Prasmės absoliuto paieškos nuvedė tėvą Joseph Marie, tuomet Jacques Verland, iki didžiojo pasinėrimo į didįjį visetą. Inicijuotas į asketinės rytų praktikas, joga, transcendencija, meditacija. Jis gilinasi toliau į religinę hinduizmo ir budizmo tradiciją Indijoje. Vėliau eina iki ezoteretinių okultinių praktikų. Šiandien tėvas Joseph Marie pasakoja savo patirtį ir lygina ją su tiesa to, kuris atėjo jo ieškoti į patį pasaulio pakraštį – Kristumi. Belgų kilmės kunigas, filosofijos ir teologijos daktaras, šiandien yra vienuolinės Švento Juozapo šeimos bendruomenės Prancūzijoje prioras. Dans les années 68 metais man buvo 20 metų. Tai buvo didžiosios kultūrinės revoliucijos įkarščio metai. Aš buvau tyrinėtojas branduolinės chemijos srityje. Mokslo ir mokslinių tyrinėjimų pasaulis tuomet virė. Leidausi būti nešamas šios bangos. Atsigręžiau į rytų pasaulio pasiūlymus, kurie tada buvo beužkariaujantis Prancūzijos ir ne tik Prancūzijos, bet ir visos vakarų kultūros horizontą. Ką galėčiau žinoti, kodėl tai daryti ir kokiu tikslu? Šie 3 egzistenciniai klausimai persekiojo mano mintis. Nežiūrint to, kad vaikystėje gavau tvirtą krikščionišką auklėjimą, prieš savo valią buvau įtrauktas į protestuotojų prieš tuometinės visuomenės struktūras judėjimą. Vienas skelbimas kviečiantis mokytis transcendentinės meditacijos nuvedė mane iki transcendentinės meditacijos praktikos, technikos, kuri buvo pristatyta kaip paprastas, lengvas ir veiksmingas kelias, norint pasiekti aukštesnę sąmonės lygmenį, vedant į pilnutinį savęs realizavimą. Taip ir pats tapau tuo, kuris moko kitus šios meditacijos technikos. Buvau susitikęs su guru Maharishi Mahesh Yogi, Beatles grupės guru, kuriam aš pasirodžiau malonus, jis man taip pat. Paklausiau jo, ar negalėčiau su juo pasilikti, nes tikrai ieškojau prasmės. Norėjau eiti iki galo tuo keliu, kuriame pradėjau praktikuoti transcendencinę meditaciją. Guru priėmė mane savo mokiniu, vakarietiškai kalbant būtų galima sakyti asmeniniu sekretoriumi, bet tai žymiai daugiau, nes ši funkcija turi dvasinę plotmę. Taip drauge su juo apkeliavau pasaulį beveik 3 kartus, tačiau svarbiausia tai, kad per 4 metus ilgus laiko tarpus praleisdavau Himalajų ašramuose, kuriuose galėjau pagilinti tiek hinduizmo, tiek budizmo doktrinas, o ypač jų praktikas, kurios veda į žymiąsias samadhi, mokšos, nirvanos, satori patirtis. Bet šios patirtys susiję su intensyvia jogos praktika. Kokia yra jūsų požiūra į šias natūrales mistikas, kaip hinduizmas ir budizmas?
En 2 mots, puisque Pasakysiu 2 žodžiais, nes rytų tradicijoje, į kurią vakarų pasaulis tuomet atsigręžė, transcendentinio asmeninio dievo nėra, nes buvo stengiamasi jį pašalinti. Taigi čia kalbama apie imanentinę dievybę, besmenę dievišką energiją. Viskas yra dieviška iš prigimties. Visa, kas egzistuoja, yra dieviškos prigimties. Jei visa dieviškos prigimties, tai čia yra besmenė energija, į kurią turiu pasinerti, kurioje turiu paskandinti savo asmeninę aš, kad pasiekčiau susiliejimo su didžiuoju visetu patirtį. Tai tikrai kerinti patirtis. Kadangi galėjau tai išgyventi keletą kartų, kuogi ši patirtis yra kerinti. Tai vyksta per visumą technikų, fizinę, kvėpavimo, psichinę, proto ar vaizduotės koncentraciją, kurios tikslas pašalinti bet kokią asmens veiklą. Gerai įsiklausykim, asmens nebelieka, kas jis bebūtų. Aš judu, tai tereikia liautis judėjus priimant lotoso pozą. Taip galiu išlaikyti tobulą kūno rimtį. Aš jau nejudu, bet dar kvėpuoju. Gerai, tereikia suvaldyti kvėpavimą, kad jis būtų tik kaip skraistė beveik nejuntamas. Tačiau tai man netrukdo galvoti. Tad reikia suvaldyti ir mintis, pašalinti jas per tam tikrą tranzo būseną, kartojant mantras ar per vaizdinę koncentraciją, kol galiausiai tas aš išnyksta. Iš tikrųjų, ši patirtis keri tuo, kad nebelieka kančios galimybės, nes nebėra aš. Ši patirtis, kai nebereikia kentėti, gali labai vilioti. Bet kaip jūs jautėtės išgyvenęs visas šias patirtis? Peržvelgiant šias patirtis mane neramindavo tai, kad atsisakymas kentėti, žinoma, labai vilioja, bet jis reikalauja atsisakyti asmenuoti ir veiksmažodį mylėti. Nes jei aš nebegali kentėti, tai aš nebegali ir mylėti. Veiksmažodžiui mylėti nebelieka aš. Tai tikrai man kėlė didelį nerimą. Šį punktą norėčiau labai pabrėžti, nes manau, kad rytų tradicijų pristatymas vakaruose yra nepilnas. Mes šiek tiek užmiršome aš išnykimo radikalumą, kuris taip pat sako, kad meilė yra iliuzija. Rytams Buda sako, kad meilė yra iliuzija, kurią reikia pašalinti lygiai taip pat kaip ir neapykanta, nes meilė kaip ir neapykanta palaiko kito egzistavimo iliuziją. O vakarai į šį radikalumą neina. Čia tvirtinama, kad galima pasiekti pasinerimo į didžiąją energiją, į didįjį visetą patirtį, sakant, jog ši energija pasireiškia kaip meilė. Esu įsuptas į meilės šilumą. Bet tuomet meilė yra ne asmuo, o didžioji energija, į kurią žmogus galvoja galintis pasinerti. Čia aiškiai yra problema, nes jei aš patiriu, kad esu mylimas, tai esu mylimas kito kaip kitokio. Meilė tad yra aukščiausias santykio tarp dviejų asmenų, kurie laisvai apsisprendžia vienas kitą priimti laipsnis. Ir čia atsiranda kitokia kalbėsena, judėjų krikščionių kalbėsena, kur tėvas myli mane begalinę meilę. O ta gyvoji meilė yra šventoji dvasia, asmuo. Kitu atveju aš negaliu kalbėti apie meilę. Po to, ką mums papasakojote, noriu klausti apie krikščionius, kurie praktikuoja jogą dėl geros savijautos. Ar jie gali toliau tai daryti?
pour le yoga, Sakyčiau, kad nėra krikščioniškos jogos, bet yra krikščionių, kurie praktikuoja jogą. Tik joga jogai nelygi. Tokia joga, kurią mes praktikavome, buvo didžiosios liturgijos dalis. Tuo tarpu čia daugelis vakariečių praktikuoja jogą kaip atsipalaidavimo pratimus. Kai vienos kelionės į Vokietiją metu pasakiau savo guru, kad europiečiai užsiema joga norėdami atsipalaiduoti, jis prapliupo beprotiškai juoktis. Paskui akimirką susimąstė ir pasakė, bet tai nesutrukdys jogai padaryti savo poveikį, kas labai svarbu. O jogos poveikis yra visiškai priešingas krikščioniškai nuostatai, kuri nukreipta į kito priėjimą, leidimą kitam mane atskleisti, leidimą patvirtinti mane kaip asmenį per susitikimą su kitu. O kaip jūs šiandien, kaip krikščionis, priimate hinduizmo pasaulėvaizdį? Ar žmogus gali pilnutinai save realizuoti hinduizmo mistikoje? Nedemonizuoju hinduizmo, nes yra dalis didžiųjų religinių tradicijų, kurios išreiškia žmogaus veržimosi link Dievo. Ir visur, kur tik žmogus nuoširdžiai ieško tiesos, šventoji dvasia slėpingai veikia. Bet hinduizme yra radikalumas, kuriuo, žinoma, nereikia sekti. Paaiškinsiu palygindamas Budos mirtį ir Kristaus mirtį, kas ir mane patį labai sujaudino. Buda serga, pasišaukia savo mokinius, duoda jiems paskutinius nurodymus, jis atsisėda lotoso pozą ir atsitraukia panirdamas į nirvaną su mažyte jam būdinga šypsena veide. Jis taip atsitraukia, kad miršta, tai yra palieka savo kūną. Galima sakyti, nors tai šiek tiek techniška, kad lotoso pozoje energijų kryptingumas yra šiek tiek panašus į tai, kas vyksta su kūdikiu esančiu embriono pozoje motinos įsčiose. Koncentruojamas į save, išsiveržimas nukreiptas į vidų. Tuo tarpu Kristus miršta garsiai sušukęs, plačiai ištiestomis rankomis, visiškai save atiduodamas. Galėčiau sakyti, kad vienu atveju yra įcentrinis judesys, užsidarimas savyje, kitu atveju išcentrinis meilės judesys. Meilės, kuri save dovanoja ir kuri tomis ištiestomis rankomis kviečia visus žmones, sekant pervertą širdį eiti pas tėvą. Būtent čia Viešpats atėjo manęs ieškoti į tuos apgaulingus meilės bruožų svyravimus. Vieną dieną pas guru atėjo naturopatas, nes dėl ten atliekamų labai intensyvių pratybų mūsų kūnai buvo nusilpę. Tas naturopatas buvo krikščionis, o kadangi aš buvau asmeninis gurų sekretorius, nors taip ir nevadinama, jis turėjo praeiti pro mane, norėdamas susitikti su guru. Tad laukiant susitikimo mes šnekučiuojamės. O jis manęs klausė, ar jūs buvote krikščionis, ar esate pakrikštytas. Aš atsakiau, žinoma, jūs buvote krikščionis, o šiandien kas jums yra Jėzus? Tos akimirkos patirtį sunku nusakyti, bet pajutau labai stiprų Jėzaus artumą, kuris manęs klausė, mano vaikeli, kiek laiko versi mane laukti? Supratau, kad buvau besąlygiškai mylimas, kad nebuvo jokio pasmerkimo šešėlio jo žvilgsnyje, artume, kuris buvo taip arti, jame buvo vien užuojauta ir gailestingumas. Staiga, mano Dieve, pajutau, kad stoviu, bet su tokia neįtikėtina jėga, atsistojęs supratau, žinai, kas tau belieka padaryti.
Taip, po tokios patirties tikrai žinojau, kad esu jau nebe savo vietoje šalia gurų. Expérience. Taip, Jacques Verlon, dieviškai apvaizdai labai konkrečiai padedant, palieka Indijos ašramą ir guru Maharishi Mahesh Yogi. Jis išskrenda į Europą, į Belgiją. Vienintelis jo bagažas mažutis lagaminas su keletu baltinių ir dokumentų. Je n'avais plus rien. Nebeturėjau nieko, bet iš tikrųjų turėjau viską, nes turėjau tą, kurio ieškoti buvo nuėjęs į pasaulio kraštą. Ta, kurį mano širdis troško susitikti. Jėzų, kuris dar ir šiandien man teikia gyvenimą. Lui. Tačiau sugrįžus į Briuselį, mano gyvenimas gana greitai buvo išjudintas. Ieškojau žmogaus, kuris mane išklausytų ir padėtų įveikti visą, ką buvau patyręs. Nedrįsdamas kreiptis į bažnyčios atstovus, pradėjau susitikinėti su žmonėmis, kurie, kaip atrodė, galėjo man daug paaiškinti. Jie, atrodė, pažinojo tam tikras hinduizmo koncepcijas ir tuo pačiu rėmėsi Evangeliją. Taigi aš pasitikėjau šią grupę žmonių, kurie sakėsi esą krikščionys. Et c'était assez intéressant puisque Buvo gana įdomu, nes man kalbėjo apie krikščionybę, beje, pateikdavo tik Evangelijos komentarus. O paskui kalbėdavo apie energiją, kas man primindavo Indiją, apie reinkarnaciją ir bravo. Nežinojau, kad atėjau į ezoterinę mokyklą, kristinę, bet visiškai nekrikščionišką mokyklą. Tad ėjome į tas ezoterinės doktrinas, bet pakankamai atsargiai, kad aš nepastebėčiau jų nesuderinamumo su krikščionybė. Paskui pasukoma į okultizmą. Tam jaunam konvertitui pasakė, kad viešpats jam suteikė ypatingų galių ir kad paklusnumo Evangelijai vardan jis turės panaudoti pasitarnaudamas artimui. Ir štai aš įsėdau į okultinių praktikų vežimą. Sritį, kurią šiandien vadintame energoterapija. Tai reiškia okultinių energijų apvaldymas siekiant išgydymo. en vue d'obtenir des guérisons. Susidraugavau su vienu naturopatu ir per jį patyriau, kad rytų technikų praktikavimas išaugino manyje labai stiprią mediumo galią. Jis paragino mane šią galią naudoti pasitelkiant okultines jėgas, prie kurių galėjau nesunkiai prisijungti. Aš sugrįžau į profesinę veiklą, bet šie išgydymų seansai užėmė didžiąją mano laisvalaikio dalį. Je voyais des effets assez Mačiau pakankamai stulbinančių rezultatų. Veikdavome netgi per atstumą. Atlikdavome operacijas, nosies pertvaros korekciją, be jokio prisilietimo, tik per okultinį darbą. par travail occulte. Ir žmonės tikrai būdavo išgydomi. Alors ça c'est une question. Ar tokiais dalykais žmonės išgydomi? Atsakymas ne. Tik vyksta simptomų perkelimas, bet tai aš taip pat sužinojau žymiai vėliau. Kiek kartų pastebėdavome, kad kai žmogus patirdavo išgydymą okultizmo metu ir negalavimo simptomai išnykdavo, po 15 dienų pasireikšdavo kitas simptomas su ankstesniu nesusijęs. Tuomet vėl sugrįžtu į tą patį seansą ir simptomas vėl išnyksta ir taip tęsiasi. Užuot sveikai pagalvojus ir savo pasakius, žiūrėk keista, jei kas 15 dienų konsultuočiausi su savo gydytoju, matyčiau, kad čia kažkas ne taip ir keiščiau gydytoją. Bet ne, pamažu žmogaus laisvė įtakojama, atsiranda ryšys su dvasiomis. Iš tiesų, nuolatinis sugrįžimas prie okultinių praktikų reiškia bendradarbiavimą su dvasiomis, esybėmis. Tai pritarimas šių dvasių veikimui mano gyvenime.
L'homme n'aurait aucun pouvoir Žmogus neturėtų jokių galių okultinėje srityje, sans la jei collaboration nebendradarbiautų su esybėmis, kurios tą sferą valdo ir joje veikia. du travail. Sakau esybės, lotynų kalboje entitas reiškia kažkas, kas egzistuoja, Qui existe. o mes tradiciškai tai vadiname demonais. Tradition, nous, Tai protingos dvasios gebančios mąstyti, norinčios bendradarbiauti su žmogumi ir netgi jį užkalbinti. et de travailler Bet šios esybės nėra tokios, kaip mes kalbėjome. si ce n'est pas comme Tad matome, kad visos krikščioniškos ar kitos tradicijos įspėja saugotis bet kokių sandorų ir bet kokio bendradarbiavimo su šiomis esybėmis. Būtent čia okultinė veikla ar magija pasidaro pavojinga. Ne dėl energijų, bet dėl paties bendradarbiavimo. en raison de la collaboration. Vous savez, Galiu sugrįžti prie Švento Augustino analizės. Ką reiškia galia užgesinti ugnį? au moyen Ištarus tam tikrą formulę galima panaikinti nudegimo pasiekmes. supprimer les effets d'une brûlure. Išnyksta ne tik skausmas, bet taip pat ir žaizda. Plaît aussi. Bet kaip žmogus gali turėti tokią galią? Mais Augustinas sako, ne formulės ištarimas čia svarbus, nes jūs nesate Dievas kūrėjas, jūsų žodis nėra kuriantis. créateur, votre Kiti sako, bet juk tai malda. Netiesa, čia meldžiamasi ugniai, o kalbant ugniai Dievą nesikreipiama. au feu, c'est pas Akimirksniui išgydyti nudegimą neįmanoma, bet dvasia tai gali padaryti okultinėme lygmenyje. Čia kalbu ne apie šventąją dvasią, o apie demonus. l'Esprit Saint, je parle Tad des ištardami formulę jūs duodate ženklą dvasiai, kad jie ateitų. faites signe à l'esprit. Štai supratote, kad jei jums duosiu tam tikrą formulę ir jūs ją ištarsite, niekas nevyks, nes nesate sudarę sandoro su dvasia. Vous n'êtes pas Bet jei jūsų močiutė jums sako, aš turiu galę užgesinti ugnį, bet jau esu sena, ar sutinki tą galę perimti? Galite sakyti, taip, močiutė, aš noriu daryti gerą. Ir to užtenka. Jūs priėmėte kabutėse dovaną, galę. Tai yra dvasia jūs pažįsta. Ir nuo šiol, nors prabėgo vos 5 minutės, kai tarėte formulę ir niekas nevyko, jums ją priėmus iš savo močiutės, jūs perėmėte ir tradiciją, dabar formulė veiks. Matote, kad ne pati formulė yra veiksminga, bet paprasčiausiai reikia būti inicijuotam į tą giminystės liniją. Tai iniciacija, kada sutinkama priimti galę. Avoir le pouvoir. Šiandien mūsų visuomenėje vis labiau bendradarbiaujama su okultinėmis jėgomis per narkotikus, spiritizmą, žiniavimą, horoskopus, magiją, raganavimą ir daugelį kitų praktikų. Tokie pasiūlymai visada vilioja ir žavi savo galiomis, kurias žadama suteikti, tapti Dievo ir kitų žmonių valdovų. Bet šventasis raštas bažnyčia pasmerkė visas šias okultinės praktikas, kurios prieštarauja Dievo pagarbai ir žmogaus pašaukimui. Mano atsivertimas į Kristų buvo nuoširdus. Aš praktikavau šiuos okultinius išgydymus remdamasis evangelinę meilę. Net jei ir nedrįsau to išpažinti bažnyčios atstovams, beveik kasdien dalyvavau Eukaristijoje ir paskui skirdavau laiko adoracijai, nepamiršdamas ir rožinio maldos. Ne iš karto, o tik pamažu supratau bendradarbiavimo su tomis esybėmis prieštaringumą, ypač kai vieną dieną jos pasireiškė. C'est un des moments qu'on n'oublie pas facilement. Tokios akimirkos nėra lengvai užmirštamos. Dažnai užvaldymą, kurį vadindavome kolektyvinę magnetiką, atlikdavome grupėje. Buvo absoliuti tyla ir tada išgirdau, kaip kažkas mane pašaukė, o aš atsakiau taip.
Nors iš tikrųjų niekas manęs nešaukė, tai pasikartojo keletą kartų. Tada pagalvojau, kad čia tikrai kažkas ne taip. Išorėje nieko nebuvo, o balsas, kurį girdėjau, nebuvo vidinis balsas. Jį nesunku atskirti. Be galo susirūpinęs pasikalbėjau apie tai su grupės vadovais, o šie tik šypsojosi ir sakė, ne, tikrai ne, tu negalėtum naudotis tokiomis galiomis, kokias turi, be dvasių pagalbos. Neišmanėlių jūs galite papasakoti bet ko. Tobito knygoje jie man parodė tą vietą, kur angelas lygi Tobitą. Tai mane daugiau mažiau nuramino. Aš ir toliau užsiiminėjau tomis praktikomis su taip vadinamų gydančių angelų pagalba. Kol vieną dieną, būdamas Prancūzijoje netoli Paryžiaus, kaip kasdien, nuėjau į vidudienio Eukaristiją. Ir štai per pašlovinimą, kunigui tariant per jį su juo ir jame, išgirstu, kaip tie gydantys angelai ima begėdiškai piktžodžiauti prieš Kristų, esantį šiame sakramente. Apstulbau. Akimirksniu supratau, kad iki šiol buvau kvailinamas ir manimi naudojosi. Pasibaigus mišioms nuėjau į zakristiją pas kunigą ir papasakojau savo istoriją, o jis man sako, manęs tai nestebina, aš esu šio vyskupijos egzorcistas. Tai labai svarbi detalė. Nors kasdien eidavau į mišes, nieko nevykdavo, tos dvasios esybės pasislėpdavo, puikiai žinodamos, kad geriau pabūti tyliai. Tačiau galia, kuri buvo suteikta šiam kunigui, privertė jas išlysti, kad įvyktų didysis apsivalymas. Galite įsivaizduoti, kad tikrai nebuvau kuo didžiuotis. Galėjau tik sudėti visas tas galias prie Jėzaus kryžiaus ir prašiau, kad būčiau išlaisvintas daugybės karštų maldų dėka. Tai buvo ilgas sveikimo laikotarpis, jis buvo labai svarbus. Jėzaus vardo galia ir šventosios dvasios jėga, kurios šaukiausi drauge su tikėjimo broliais, po 2 metų okultizmo praktikų aš buvau išlaisvintas iš pančių, kurie slėgė mane, mano sielą, širdį ir vargino mano kūną. Nepaisant šių klaidžiojimų, nuo pat grįžimo iš Indijos mano širdyje brendo pašaukimas kunigystei. Šį kartą apsisprendžiau apie tai išpažinti bažnyčioje ir skirti tiek laiko, kiek reikės, kad Evangelijos šviesoje galėčiau peržvelgti savo praeitį ir joje susigaudyti. Taip, po 10 filosofijos ir teologijos studijų metų, 1983 metais įšventintas kunigu, Jacques Verland pasuka vienuolinio gyvenimo keliu Švento Juozapo šeimos bendruomenėje. 1991 metais jis duoda amžinuosius įžadus priimdamas tėvo Joseph Marie vardą. Po 20 metų tylos apie savo istoriją, šiandien jis visame pasaulyje liudija apie tai, ką Dievas padarė jo gyvenime. Šį mėnesį galime melstis už visus, kurie ieško Dievo, ypatingai Azijoje, kad Jėzus ateitų pirmas jų pasitikti.
Šio mėnesio žodis remiasi Apaštalų darbų knygos 4 skyriaus 12 eilute. Nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, tik Jėzus, kuriuo galėtume būti išgelbėti.